Hello! Šiandien išėjau pirmą kartą pabėgioti po... nedaug šiaip, po kelių mėnesių pertraukos. Bandžiau bėgioti prieš Euroviziją, bet susirgau iš karto. Prisėdau prie savo akmens. Čia pakalbėti truputį su dirbtiniu intelektu apie savo jausmus. Mano main concern buvo, ar aš bėgu nuo meilės. Ar aš bėgu nuo meilės su savo produktyvumo kirminu. Šiandien žiūrėjau tokią kalbą apie mirtį. Žodžiu, kalbą pristatė tokia mirties dula. Jinai kalbėjo apie tai, ką žmonės išgyvena, aišku, savo mirties patale. Ir buvo viena klientė, kuri ten turėjo puikų darbą, turėjo vaikų, šunų, keliavo, pinigų buvo. Bet, viskas taip ėjo, iki kol jis susirgo agresyviu kaulų vėžiu. Nežinau, kaip čia, kaulų čiulpų gal, ar kaulų, nežinau, žodžiu. Ir jinai kažkaip, ją ištiko krizė, jinai galvojo, tai ką aš čia veikiau šią metą. Viskas taip greit prabėgo. Jis buvo tokia super produktyvi. Suprato, kad nepasiekimai ją iškyla per visą šitą laikotarpį, bet tokie mažyčiai dalykai, kur neatsimenu tiksliai, ką jinai sakė, bet daugiausiai kalbėjo apie tai, apie skanų maistą, kad jai labai patiko valgyti, o jinai beveik visą laiką laikėsi dietos. Ir chemoterapija, žodžiu, jai visiškai atbukino skonio receptorius, tai beveik nebegalėjo ir tiek ir daug valgyti. Tai jai užtepdavo ant lūpos pasiflorų pudingo, jos mėgstamo, kad negalėtų bent jau užuosti. Reikėjo jai kliauti savo uoslę, kad dar pajaustų skonį. Ir tada ta dula vardino visokiausius jausmus, kurie ištinka per gyvenimą. Ir galvoju, Dieve, ar aš per savo šitos santykius visada bėgau nuo meilės, nes buvau labai užsiėmus, o užsiėmus dėl ko? Nes aš pavargau būti neturtinga, tai tada pradėjau labai daug dirbti. O mūsų santykiai nebuvo tokio sustarimo, kad mane čia išlaikys. Niekas man nedavė pinigų. Būna toks santykiuose kai kuriuose, kur moteris jų vyrai išlaiko. Čia nebuvo tas variantas. Tai aš dirbau kaip galėjau. Ir tada tai palieka tokį nervingą, suirzusi, nelabai begalinti kažką ir duoti partneriui. Bet tuo metu tai buvo mano prioritetas. Aš norėjau užtikrinti, kad aš neliksiu ant ledo. Nes mes jau buvom draugavę metai prieš tai ir išsiskyrėm. Ir kai tada draugavom, aš nervindavau, kad aš neturiu pinigų. Žodžiu, just bad timing. Bet tarp viso to, man atrodo, irgi reikia vienu metu kažkaip išeiti iš tokių paternų, kur tu konstantai persidirbinėjai, nes yra žmonių, kurie ir turi tų pinigų, bet jie vis tiek persidirbinėja, nes tai toks yra veikimo modelis. Ir tai kažkaip norėjau įgarsinti tai ir savo, ir jum pagalvoti, ar nesam tokiam nuolatinio veiklumo kažkokiam užsisukę tokio nuolatinio veiklumo tokiam vilkelėje, kuri nebūtina tiek
tiek jame užsisukus būti. Kartais galima sustoti ir, man atrodo, būtina, nes kaip ta Dula sakė, mes visi mirštam. Visi mes mirštam kiekvieną dieną, artėjam link mirties. Ir jo, mes pasiilgsim tų momentų, kai sulėtėjam. Kai išmokstam tiesiog atsisėsti ramiai vienas šalia kito, sugerti momentą, žiūrėti viens kito akis ir kai pagalvoju apie jo akis ir kiek meilės juose mačiau. Tai yra neįkainojama. Ir net jeigu šitie santykiai baigėsi, ateis kiti. Meilė is just around the corner, all the time, man atrodo. Vakar iš tikrųjų susitikau su tokiu bičiuku, su kuriuo susitikinėjom prieš porą metų. Dabar tokia labiau kaip draugai esam, nežinau kaip čia paaiškinti, bet jo tokios mėlynos akys ir aš galvoju, wow, čia yra Dievo dovana man dabar, stebuklas. Ir atsikvošėjus po visų šitų įvykių, pamatyti kito žmogaus akis, pamatyti jo žmogiškumą, jo patirtį tose akise ir gebėti sugerti tą momentą ir neišgyventi kažkokio tai skausmo, paniekos, neapykantos, trūkumo, bet tiesiog išgyventi dėkingumą, kad gali matyti tas akis. Čia dovana. Jo, nes man atrodo viskas taip laikina, taip trapu. Dėl to irgi norėjau išeiti iš darbo, nes atrodė, aš tiek net neužsidirbu, kiek yra brangus man šitas gyvenimas. Ir man nepatinka tokia kultūra, kur visi lekia, ištisai tas užsisakinėja, kitas, toks tipo, kur tu tampi mašina. Dieve, jei nieks to nenori, tai kodėl visi tai daro? Tai baisu ir aš pati tokiai tada tampu ir juk ne taip mes norim. Tai kas čia vyksta? Gali atrodyti, kad taip ir reikia, bet ne, reikia rečiau. Dėl to aš varau į Italiją. Aš nusipirkau bilietus į Italiją. Matysit visą mano progresą. Jo, noriu važiuoti į kultūrą, kur žmonės kitaip mato dalykus, žinai. Bet don't get me wrong, man atrodo, lietuviai irgi labai turi gražią kultūrą ir mes vakar su Butioku kalbėjom crazy. Aš tiesiog savo substeke kalbėjau apie telepatiją šiek tiek. Yra toks podcastas Telepathy Tapes. Tai, žodžiu, toks podcastas, kur rodo telepatijos egzistenciją, sakykim, egzistavimą. Ir su kai kuriais žmonėm man tiesiog kartais taip atsitinka, kad jau, aš jau girdžiu, ką jie man sakys iš anksto. Ir man su šituo Butioku tai buvo, jis to kažką nori sakyti, aš tokia jau žvengiu, nes galvoju, aš tą patį galvoju, jau kur net krypi biškė, bet ir visa autobusų energija tiesiog kyla, nes mes žvengiam. Tai, labai gera buvo, bet žodžiu, jo, su juo kalbėjom, kad lietuvių iš tikrųjų tauta minima dar prieš Kristų yra. Tokia Jūratė Statkutė Rozalės atrado šaltinius Venesuelos archyvuose apie godų gentis, kurios kilusios iš Pabaltijo regiono. Ir po Kristaus yra kažkokiuose kitose šaltiniuose, kur man Butiokas sakė,
kur kalbama apie aisčius, kad jie tapo kaip ir germanų tautos dalim ir vienas iš pagrindinių germanų čia mūšio vadų buvo lietuvis. Tai mes kažkaip persimainę ir jo, ir man būtų tokas pasakot, kad mūsų religija artimesnė yra senovės Egipto religija, o ne pagonim. Dėl to man pagonystė visą laiką taip pat aš taip with a pinch of salt žiūrėjau iš tą reikalą, nes žinau, kad jinai truputį vėliau atsirado, tokia labiau fragmentuota to kultūrinio šaltinio, man atrodo, dalis. Nu, čia aš nesu ekspertė, tai reikėtų labiau pasiaiškinti, bet pasižiūrėkit filmą apie Jūratę Statkutę Rozalės, tokia kieta moteris, kieta, žiauriai. Tai jinai, vat, irgi produktyvumo, man atrodo, mašina buvo visą gyvenimą pragyveno iki 94 metų, man atrodo. Ir visą laiką jinai kovoja už kažką. O jos vyras toks ramus, mylintis šalia visada buvo, turėjo 5 sūnus. Galvoju, kaip tiem sūnum, lemba, jie gal trūko mamos. Bet gal kai kurios moteris ar žmonės tiesiog, jie labai veiklus yra. Bet, aš noriu užtikrinti, kad aš turėčiau pakankamai tų akimirų, kada turiu laiko pasižiūrėti į akis mylimiem žmonėm. Vau, kažkur atsiradau, kur niekad nebuvau prie namų ir čia yra angeliukas. Žolynų sodelis. It's a sign, everybody, it's a sign. Reiks prisėsti. Wow. Ir dovana. Va tokios akimirkos, kai atrandi kažką gražaus, netikėtai, irgi yra dovana. Gera, labai gera, matai. Atsigauna gamta, atsigauna širdis, kūnai. Tai aš kalbėjau apie Lietuvos kultūrą, jo, kad mes esam šiaip labai per Europą prasiskirstę, prasimainę. Aišku, kiekvienas gal esam kažkokių skirtingų šeimų linijų palikuonis, kažkaip gal kažkas nutrūkė. Aš žinau, kad aš turiu Goštautų kraujo bajorų, bet irgi ten archyvose kažkaip rodo, kad nutrūkusi ta giminė po Alberto Goštauto, bet kažkiek yra ir sudeginta, ten naikino atmintį apie Albertą, nes jis ten turėjo heiterių daug. Bet jo, kažkaip, bet vis tiek gal kažkaip apsijungiam galiausiai. Tai jo, man labai tokia sakė, kad lietuvių tauta vos ne nuo Nilo ateina genčių. Nežinau, kiek čia tiesa. Bet tiesiog atsimenu, jo, ką pasakau jam, kad kiek teko keliauti ir paklausdavau apie Lietuvą, kokie lietuviai yra žmonės. Ir man atėjo toks žodis kontempliatyvus. Nes kažkaip bendraujant su kitais, su kitų tautų žmonėm, tokie visokie skirtingi jausmai. Nesakyčiau nei geri, nei blogi, kiekvienas yra kažkaip savotiškas, bet man atrodo lietuvių tautos toksai išskirtinis bruožas, tai tas erdviškumas, tas kontempliatyvumas ir tai net mūsų kalboje yra užfiksuota, kaip Jūratė sakė, lietuvių kalba yra paremta laiko ir erdvės santykiu. Tai kad mums nereikia kažkokių priešdėlių paaiškinti, ką darom arba kaip dažnai darom. Pavyzdžiui, reikia angliškai pasakyti aš rašau, reikia sakyti ir žodžius I am writing. Lietuviškai galima sakyti tiesiog rašau. Nes ten jau yra užkoduota ir veiksmas, ir asmuo, ir kažkokia laiko tėkmė. Ir mes net ir sakom, gyvenimas teka. Tai yra toks
irgi yra nuoroda į veiksmą, kuris yra kažkokioje erdvėje, kaip vanduo teka, gyvenimas teka. Tai į kažkokią tekstūrą ar plastiškumą, tai kažkaip gražu. Galvoju dabar apie Free Fingos albumą Plastika. Gal apie tai ir buvo ta plastika. Man atrodo, ir apie tai ir buvo tas žodis plastika. Reikės paklausyti. Nieko nematė. Tai va. Nu ką, reikia bėgti atgal. Iki. Žinau, dar norėjau pasidalinti tokių dalykų. Aš nesu dabar manifestacijos guru, bet kas mane pažįsta, žino, kad mėgstu apie tai pakalbėti ir įkvėpti pabandyti. Tai gal kažkam čia bus ženklas. Dabar tiesiog varau namo iš pabėgiojimo ir galvoju, kaip šiaip labai mėgstu bėgioti, bet kai gyvenau Naujamiesty, išbėgdavau, kad ir 30 minučių, bet mane tas bėgiojimas varydavo depresiją, nes reikdavo bėgti per tas, šalia Ševčenkos gatvė arba kitokios gatvės, bet still asfaltas, žmonės, mašinos. Ir aš labai svajojau gyventi arčiau gamtos. Ir aš atsimenu, kaip rašiau postą ar story, norėčiau gyventi arčiau Vilniaus, geriau būtų name, kur arti gyvūniukai. Ir aš čia atsimenu, kaip iš manęs juokės žmonės sakė, jo, svajok toliau. Ir jūs patys matėt per mano video, kad per vieną video tai stirna atbėgo, per kitą lapę. Gyvenu prie gamtos, turiu nuostabų bėgiojimo takelį, išklotą žolę arba žvyru. Viskas išsipildo, mielosios damos ir damyčiai. Tiesiog reikia panorėti.